Yra sakoma, nori padėti žmogui, duok meškerę, o ne žuvį. Įgyti bedarbio stažą lengva išmokti išgyventi be pajamų, tapti priklausomu nuo kompensacijų ir pašalpų. Viešosios įstaigos socialinių inovacijų centro projekto veiksmingi socialinės ir darbinės reintegracijos sprendimai esu galiu ir noriu dirbti siekis grąžinti darbingus, tačiau nedirbančius asmenys į darbo rinką ir užtikrinti jų socialinį ir ekonominį savarankiškumą. Vienos ar kitos atskirties grupės dažnai yra visuomenės stigmatizuojamos ir joms įsitvirtinti gyvenime, įsitvirtinti visuomeniai visada kelias yra žymiai sunkesnis. Socialinės rizikos šiek tiek yra kitaip. Jos galbūt daugiau linkusios, sakykime, naudotis įvairiom socialiniam išmokom ir galbūt jų nuostatos darbo atžvilgių yra šiek tiek kitokios. Sakykime, daugiau tokio vengimo yra irgi, bet vėl tai daugiau, sakykime, ateina iš tam tikrų šeimos tradicijų. Galų gale mes negalime kaltinti jų dėl to, nes visuomenės požiūris į šitos žmonės yra vėlgi, nėra pakankamai pozityvus. Ir įsitvirtinti visuomeniai, kuris, sakykime, tos žmonės bando išstumti iš tos visuomenės, tai yra pakankamai irgi sudėtinga. Ir rizikos šeima, sakykime, galbūt jų įgūdžiai mažiau yra nusilpę, bet tas pasitikėjimas savimi, ta drąsa, tas noras būti tokiem, kaip, sakykime, kiti visuomenės nariai, iš tiesų čia reikia daug įdėti darbo ir jėgų, kad visą taip padėti atstatyti jiems. Šitas projektas prasidėjo 2012 metais. Projekto trukmė yra 3 metai. Projekto metu yra numatyta dirbti su 6 grupėmis. Kiekvienos grupės, darbas su kiekviena grupė tęsiasi pusę metų. Ir ta viena grupė sudaro 22 žmonės, tai yra maždaug pusė iš jų yra neįgalūs žmonės ir kita pusė yra žmonės iš rizikos šeimų. Iš viso per projektą mes mažiausiai suteiksime savo paslaugas 108 žmonėm. Jeigu peržvelgti pastaruosius 4 metus, tai tokių šeimų padaugėjo beveik visų 100. Ir šiai dienai turime 217 šeimų ir juose auga 297 vaikai. Bendradarbiavimas vyksta to pagrindu, kad vėlgi, sakykime, tiek pat centras ir pats kviečia įtraukia žmonės aktyviai, žmonės ir patys gali kreiptis. Mes savo šeimas tiesiog esam pateikę didelį sąrašą. Iš tikrųjų, aišku, ne visas šeimas pavyksta ir prikalbinti, kad jos dalyvautų projekte, bet iš tikrųjų tai ir mes aiškinam, kokia projekto nauda yra, tiek patys centro darbuotojai aiškina, kokią naudą gaus ir visa kita. Aš manau, kad visų pirma tokie projektai turėtų būti ilgalaikiai, nes iš tikrųjų, jeigu projektas, kaip ir minėjo, tęsis 6 mėnesius, tai vėlgi tie pokyčiai bus trumpalaikiai ir apčiuopiami gana trumpą laiką. Ir norint, kad tas asmuo iš tikrųjų integruotųsi į visuomenę, būtų pilnavertis visuomenės narys, duotų kažkokią pridėtinę naudą, nebepatirtų socialinės atskirties, nepatirtų jo šeima, vaikai, ugdymo įstaigose. Vėlgi turėtų būti ilgalaikiai projektai, kad tas procesas vyktų nuolat ir su ta šeima kurį laiką iš tikrųjų nuolat dirbtų reikiami specialistai. Žmonės iš tikrųjų ateina su labai įvairiom problemom. Žmonės dažniausiai būtent ateina su vaikystės sunkumais, su krizėmis patirtomis per gyvenimą, tokiomis kaip saugumo trūkumas, psichologinio būtent saugumo trūkumas. Apskritai ir jie nelabai žino, ko jie verti yra gyvenime. Iš tikrųjų, savivertė yra tiek vienoj, tiek kitoj grupėje labai didelė problema. Vedu tiek grupinius užsiėmimus, tiek individualias konsultacijas. Ir grupiniuose užsiėmimuose svarbiau yra, kad jie tarpusavį bendrautų ir atgautų tuos įgūdžius bendravimo tarpusavio. Todėl, kad kai žmogus ilgą laiką yra užsidaręs, niekur neišeina, jis tiesiog praranda gebėjimą bendrauti, gerai komunikuoti. Tai grupinių užsiėmimų tikslas ir yra, kad jie tiesiog tarpusavėje bendrautų. Individualios konsultacijos yra skirtos būtent jau pagal individualius žmonių tiesiog poveikius, pagal individualias jų problemas. Vieni iš karto turi
norų kažkokių, tai žino, ko jie nori gyvenime. Jiem reikia tiesiog tokio laiptelio, galima sakyti, ėjimo į priekį, pastumėjimo, padrąsinimo. Kiti iš viso atėję sako, aš nežinau, ko aš noriu. Ir tuomet bandom ieškoti kažkokių tai kelių, kaip rasti save. Žmogus ateina, jam yra nurodytas laikas, pasakytas grafikas, jis žino, kad ateis su manim individualią konsultaciją ir turės su kitu specialistu. Ir jis ateina, mes pradedam aišku, kaip jums sekasi geriausiai. Tai būna ir žmogus papasakoja, kas jį domina tuo metu, kas jį neramina. Jeigu nėra kažkokių skubių klausimų ar kažkokių pasitarti nereikia kažko, tai mes tiesiog darom įvairius testukus, kurie atskleidžia žmogui apie save, asmenybės, tipą, karjeros galimybės. Kai ateina žmonės, visada klausia, ką mes veiksim per individualią konsultaciją. Tai aš visada sakau, kad galim šnekėti apie tai, ką jūs norit, apie jūsų problemas, apie situaciją jūsų gyvenime. Taip pat mes visus tos pokalbius stengiamės pritempti prie įdarbinimo, nes mūsų projekto tikslas yra įdarbinimas. Ir tai tos konsultacijos vyksta, tarkim, konsultacijų metu mes šnekam apie tai, kaip rašytis motyvacinį laišką, kaip pasirašyti CV, kaip pasiruošti pokalbiui su darbdaviu, kaip elgtis pokalbio metu, kaip atrodyti. Aptariamas visos smulkmenos, kaip reikėtų pasiruošti po darbo pokalbiui. Iš tikrųjų, to niekas niekur nemokina, kaip reikia ruoštis, o tai yra labai svarbu, norintis įdarbinti. Ar jūs tikit, kaip socialinė darbuotoja, kiekvienu iš jų tikrai nuoširdžiai? Taip, iš tikrųjų tikiu, nes yra įvairių tų žmonių, bet tu matai tą, kaip jie stengias, kaip jie, tarkim, pas mus ateina čia. Pas mus čia yra tokia kaip repeticija darbui, kadangi yra labai sunku išbūti visą dieną ir ateina žmonės, kurie yra nedirbę ir metus, ir 2, ir daugiau, ir 5, ir 15 metų, kurie yra nedirbę, yra tokių, kurie iš vis nėra dirbę. Ir net neįsivaizduoja, kas tai yra darbas, kaip išbūti visą dieną nuo 8 iki 5, 8 valandas, kaip išbūti. Ir čia tokia, kaip sakau, kaip repeticija, išmokom ir tos struktūros, nes jis turi išbūti visą darbo dieną, būna pietus, tarkim, jos pavalgo, bendrauja su kolektyvu, su tokiais pat žmonėm ir to išmoksta čia. Anksčiau mokėdavai daryti tokias, kas išmokė? Aš dabar pirmą pamoką sėdžiu. Ir jau darai? Tai reikia daryti. Tam ir atėjom mokintis. Ko tu tikės apskritai čia ateidama? Išmokti, su žmonėm pabūni. Darbelį pasidarai. O tos darbus leis išsinešti namo? Leis. O ką dar čia darot be to, kad, pavyzdžiui... Šalius varpinam, psichologija būna, labai praverčia tos pamokos. O kuo psichologija tokia įdomi? Ko pamoko gyvenime? Anksčiau, tai tokių, kaip pasakyti, nebuvo tokių dalykų, kad suprasti vieną kitą. Būdavo taip, kad čia išaiškina viską, jūs suprantate, kaip toliau elgtis su žmonėm. O kaip pačios gyvenimas susiklostė? Negaliu sakyti, kad ir gerai, ir blogai visko buvo. Kolektyvas geras. Ir bendraujam vienas su kita. Bet 50 metų, Daiva, ir dabar tu atrandi liktai save iš naujo, ar tai? Taip, atrandu. Nes daug ką nežinojau. Nežinau, kada iš tokio gabaliuko galim kažką padaryti. Iš odos gabaliuko paėmus padaryti. Nežinau tokio dalyką. Tik tai molį žinojau ir pieštuką. Daugiau taip. Čia džiaugiuosi, kad atėjau, išmoksiu, galėsiu kitam parodyti, kaip padaryti iš paprastą daiktą. Daivai 50. Kiek Genutei? Man 22. 22 metai. Genutė, o kokią tu specialybę esi baigus? Aš dar nesu jokios, dar rugsėjo mėnesį tik noriu pabaigti visus mokslus. 12 klasių? Bent 10 ar 12. O kodėl nebaigiai laiku? Nes vaikas gimė. Tai dabar esi jauna mamytė ir turi kiek metų vaikučiai? 5 metai. Kaip atsitiko tai, kad tu irgi atėjai čia į tą šaunų būrį? Man pasiūlė tiesiog. Sako, jeigu nori ateik, sako, taip pat nieko neveikia pakolkas. Galvoju, kogi ne. Ar tu namuose sėdės, ar tu eisi šičia kažką veiksi, bendrausi su žmonėm.
Tai naudinga? Taip, man gerai. Aš su dukra namuose tą patį pasidarom, ką išmokstam čia. Įdomu. Kaip tu jautiesi čia? Gerai. Kuo tas gerumas pasireiškia? Nu, įgūdžių visokių sužinoto, kad gali daryti. Vis tiek pats namuose būdams tu net nemąstys, o čia vis tiek kad nereikia bijoti, aš irgi net, ta prasme, žmona pradėjo eiti, paskui mane čia atsivedė. Saka, vis tiek saka, kad čia, saka, ten būsi tos namuose, tai vis tiek čia jau daugiau kažką išmoksi dar plius ir. Mūsų rizikos šeimų nariai, lankydami inovacijų centro projektą, kuriame yra pagrindinis uždavinys integruoti juos į darbo rinką, tai mūsų šeimų nariai šitą projektą lanko labai noriai iš tikrųjų. Jiems patinka ten vykstantis užsiėmimai, patinka kartu pabūti grupėje, pabendrauti. Aišku, jie pasprendžia ir savo problemas ir specialistų pagalba, aišku, yra motyvuojami ir trupučiuką integruojami į darbo rinką. Projekto vertė per 1,5 milijono litų. Tikimasi, kad projekto metu įsidarbins ne mažiau kaip 30% socialinės rizikos šeimų narių.